Ir ne tik vaikams. Vigilijos šalis. Miau. Cia. Opa. Bėgam, kitas suptis bėgam. Na, kad aš duočiau supėjėliams. Cia. Opa. Nu, atbėg čia. Opa. Vištelė kiaušelio nesudėjo. Cia. Labas rytas! Labas rytas, rytelis, visiems mažiems vaikeliams, visiems tėveliams ir visiems bočeliams. Labas rytas visiems gyvulėliams ir visiems augalėliams. Vaikai, smagu, kad atėjo pavasaris? O ar smagu vaikai dažyti margučius? O smagu, kad atėjo Velykos? O ar smagu mušti margučius? Ir aš manau, kad šitokią gražią pavasario dieną mums sėdėti tikrai neverta. Mes turime keliauti. Taip. Ir keliausime į margučių šalį. Taigi visi kas sėdime, atsistokime. Ir į Ir į kelią, kelią. linksmai žygiuojam. Oi, kaip smagu Vaikai keliauti namuose. pavasario keliais. Vaikai namuose taip pat netinginiaujam, žygiuojam kartu su mumis. Užsimatyta tokį rytą Taip. tinginiauti. Ar dar Namas- nematyti margučių šalies? Pažiūrėkime visi į kairę. Pažiūrime. Nesimato. Nesimato? Pažiūrėkime visi į dešinę. Dešinę. Irgi nesimato. O štai, kur margučių šalis. Aš mažas vaikelis, kaip pupų pėdelis, prie slenkščio stoviu, kiaušinuko noriu. Labą dieną, teta. Ar duosite man kiaušinuką? Labą dieną, duosim. Oi, kaip gerai, bet čia žiūriu, jie numarginti, tai gal ir mes numarginsime. Būtinai? Oi, ei, vaikai, štai ir vėl aš, baltasis sekmadieniukas. Šį kartą atkeliavau į margučių šalį. Ir aš dabar marginsiu margučius, o man padės teta. Oi, mes nesusipažinom, kuo jūs vardu, teta? Aš esu Laimutė. O aš tai baltasis sekmadieniukas. Labai malonu. Tai va, man padės teta Laimutė marginti kiaušinukus. Tai teta, nuo ko pradėsime? Pirmiausia, reikia turėti žalių, švarių kiaušinukų. Nevirti kiaušinukų. Ne, nevirti. O jie turi būti Nuplauti, taip, šilti, šilti va. ne iš šaldytuvo išimti, šiek tiek pašildyti, tai yra kambarį pastovėję, arba bent rankose palaikyti galima. Aišku, ir mes marginsime. Aš jau pagal kvapą jaučiu, kad marginsime vašku. Taip, čia yra bičių vaškas. Va, galim gabalėlį įdėti į indelį, jis tuoj pat ištirpsta. Ir čia visada reikia tą vašką šildyti. Visą laiką vaškas turi būti karštas, netgi smilkti. Tai ką, pradedam, man taip įdomu. Na, pamėgink. Pirmiausia, degtuką arba adatėlę įmerkiam į vašką ir šiek tiek palaikom, kad ir degtukas arba adatėlė sušiltų. O po to jau nešam tą vaško lašelį ant kiaušinio paviršiaus. Bet reikia labai greitai tikriausiai viską daryti. Taip, turim jau būti pasiruošę, kad, pavyzdžiui, pradėsim marginti kiaušinio galus. Pirmiausia, aš noriu pasidėti taškelį. Aiškiai matom. Jeigu neturim sugalvoję raštų, galime pasinaudoti kažkokiais turimais pavyzdžiais. Braukiam į save visada brūkšnelį. Į save reikia braukti. Būtinai į save, nes mes marginam tradiciniu būdu. Kiekvienu potėpiu aš pasuku ir kiaušinuką
Be to, rankos turi turėti atramą į kiaušinį. O tai kai numarginam šito vašku, tai ką toliau reikia daryti? Toliau nešam ir įmerkiam į šaltus dažus. Į dažus? O kokie tie dažai? O tie dažai gali būti ir natūralūs, ir cheminiai. Labiausiai naudoja kiaušinę marginti svogūnų lukštų dažus. Nuovirą. Taip, o tai kaip juos pasidaryti? Reikia virti svogūnus? Ne svogūnus, o svogūnų lukštus. Svogūnus nulukštenam, apmirkiam į vandenuką, palaikom, po to užkaičiam, paverdam ir vėl nukaičiam. Atšaldom ir tuomet jau merkiam kiaušinius. Paruošti žali dažai. Ir paliekam, kad jo lukštą nukastų tas dažas. O kiek laiko reikia laikyti dažuose? Kuo ilgiau, tuo geriau. Tuo būna ryškesnė Tuo spalva. ryškesnė spalva. Teta Laimutė, o aš galiu pamarginti truputį kiaušinuką. Labai prašau, pamarginti. Gerai. Dedam taškelį. Braukiam brūkšnelį. Oi, dar vieną. Ir dar vieną. Oi. Mano saulytė truputį gavosi tokie spindulėliai vingiuoti. Bet taip turbūt reikia. Na, man taip patinka. Išėmė iš dažų margutį, mes arba jį perdedam į lukšto nuoviro nuovirą ir tuomet užkaičiam ant viryklos ir verdam. Tol, kol kiaušinukas išverda. Išvirtą kiaušinuką iš lukštų nuoviro išgreibiam, nuvalom ir įmerkiam į šaltą vandenuką ataušti. Na kągi, teta Laimutė, man labai čia patiko. Aš jau galiu sakyti, kad ir išmokau marginti margučius. Dabar ką, bėgsiu namo ir pats pabandysiu marginti. Bet jūs man duosit vieną margutę? Duosiu būtinai, prašau. Oi, Sėkmės. ačiū labai ir jums sėkmės. Čia Dėkui. tikrai labai gražiai mokate marginti. Ačiū. Sudie. Sudiev. Čia buvo laida Bitinio šalis ir aš baltasis sekmadieniukas. Va, matot, gavau kiaušinuką. Aš mažas vaikelis, kaip pupų pėdelis. Aš mažas vaikelis, kaip pupų pėdelis. Bitinijos šalis. Ačiū baltajam sekmadieniukui už labai šaunų reportažą ir tetai Laimutei, kuri pamokė mus marginti margučius. O dabar, vaikučiai strakaliukai, jums reikės taip pat šiek tiek padirbėti. Nesvarbu, kad Velykų rytas. Ar yra norinčių darbuotis? Na, kiek norinčių. Yra darbštuolių. Taip, tuoj aš išsirinksiu 3 vaikus. Puiku, 3 darbštuolės jau pasiruošę darbuotis. Tačiau pirmiausiai susipažinkime, kuo tu vardu? Rugilė. O tavo vardas? Beatričė. O tavo? Skaistė. Labai malonu. Taigi, mergaitės, šį Velykų rytą jūs turėsite nupiešti Velykų bobutę. Na, žinot, tokia yra bobutė, kuri nešioja vaikams margučius. Ji yra, bet niekas jos nematė. Tai jūs tiesiog pasukit savo galveles, pafantazuokit ir nupieškit. Gerai? Tada prie darbo. O dabar, vaikai,
mes belsimės į bibliotekininko Motiejaus duris. Dėdė Motiejau! Dėdė Motiejau! Nejaugi miega tokį rytą. Negali būti, Tai negali būti. belskimės. Pabelskim. Beldžiamės visi kartu. Ramtą Rytą, tuk, 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 mes atėjom į svečius. Dar garsiau. Ramtą rytą, tuk, 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 mes atėjom į svečius. Kažin, kur tas dėdė Motiejus? Jau ateina, matau, jau ateina. Nemiegu. Argi galima tokį rytą miegoti? Labas rytas, vaikai. Labas rytas. Su šventom Velykom. Jūs irgi, dėdė Motiejaus, su šventomis Velykomis. Ačiū. Ir šį rytą jūs tikriausiai norėsit, kad papasakočiau jums apie Velykas, taip? Taip, žinoma. Na gerai. Velykos tai gamtos atbudimo, pavasario džiaugsmo ir linksmybių šventė. Senovės lietuviams tai buvo didžioji pavasario šventė, kuri dabar atitinka krikščionių Velykų laiką. Ji kilnojama ir yra švenčiama pirmąjį mėnulio pilnaties sekmadienį po pavasario lygiadienio. Velykų sekmadienis daugelyje šalių švenčiamas ne tik kaip Kristaus prisikėlimo šventė, bet ir kaip šviesos pergalė prieš tamsą. Kiekviena tauta turi tik jai būdingų velykinių papročių. O kokiegi tie papročiai? Na, pavyzdžiui, suomiai per Velykas rengia įvairiausius ugnies šou, leidžia fejerverkus, nes seniau jie ugnimi vydavo tamsą, gąsdino piktasias dvasias. O Anglijoje Velykos taip pat švenčiamos labai linksmai. Tai ne tik žiemos, bet ir gavėnios pabaiga, todėl ant velykinio stalo būtinai turi būti kumpis. Miestuose vyksta šventės, kur šokėjai šokdami su skambaliukais skelbia pavasario pradžią. O Jungtinėse Amerikos valstijose ir Kanadoje didžiojo šeštadienio vakare dažomi kiaušiniai. Sekmadienio rytą visa šeima ieško margučių, kuriuos visuose namuose paslėpia Velykų kiškis. Jis ne tik slepia margučius, bet ir neša vaikams dovanų. O štai italai visai nemargina margučių. Jie valgo šokoladinius kiaušinius, juos dovanoja vieni kitiems. Margučių nepažįsta ir kitos vakarų Europos tautos, nors spėjama, kad kai kurios šį paprotį yra turėjusios. Na, bet jau mūsų margučiai tai labai gražus. Taip iš tikrųjų, nepaprastai gražus. Jie marginami vašku, skutinėjami, o tų raštų gražumas, o įvairumas. Lietuvos kraštuose kiaušinių marginimo tradicijos skyrėsi. Žemaičių margučiai būdavo tamsus ir juodi, marginti vašku. Suvalkiečiai dažė raudonai ir violetinę spalvą, na, o dzūkai mėgo pilkus atspalvius. Aukštaičiai kiaušinių išvis nemargino, tik išvirdavo svogūnų lukštuose, irgi labai gražiai nusidažo. Taip, taip. O apskritai, kada buvo pradėti marginti margučiai? Pirmieji kiaušinius marginti pradėjo senovės egiptiečiai, persai ir indai. Senovės Indijoje margutis tai visatos gyvybės pradžia. Egipte kiaušinis tapatinamas su derliaus gausa. Artimųjų rytų šalyse Persijoje kiaušinius margindavo prieš naujuosius metus. O štai senovės Romoje, tą dieną, kai gimė Romos imperatorius Markas Aurelijus, višta išperėjo raudonais taškeliais išmargintą kiaušinį, taip sako legenda. Nuo to laiko tarp romėnų atsirado paprotys dovanoti vienas kitam dažytą kiaušinį. Šitą tradiciją perėmė ir krikščionys. Na, o Lietuvoje margučiai buvo žinomi jau 13 amžiuje, tai labai seniai. Tai liudija Gedimino kalno teritorijoje rasti akmeniniai, kauliniai ir moliniai kiaušiniai. Manoma, kad jau 16 amžiuje visoje Lietuvoje buvo paprotys per Velykas dažyti kiaušinius. Vaikai, o kaip jūs manote, kodėl reikia per Velykas marginti, mušti margučius, juos ridinėti? Va, kažkas man kažką pasakys. Kaip tu? Sveikas būtų ir stiprus. Sakom, kad sveikas būtų ir stiprus, va. Ir dar kažkas kažką pasakys. Todėl, nes jeigu kiaušinis dužta, tada jis nebus
metus laiką bus nelaimingas, o kieno nedūžta, jis būna visada laimingas ir jiems sėkmės. Tai čia kaip ir laimės toks burtas. Na, vaikų atsakymai daugmaž teisingi. Kiaušinis jau nuo pagonybės laikų simbolizuoja gyvybę. Manyta, kad pradaužus kiaušinį iš jo išlenda gyvybė, gyvatėlė žalčiuko pavidalu. Manyta, kad gyvatės žalčiukai tai požemio gyventojai globojantis derlių. Pavasarį gyvatės turėjo prikelti augmeniją, žydėjimą, derlingumą. Dėl to kiaušiniai buvo marginami ir ridinėjami, nes jie, susiliesdami su žeme, žadino požemio gyventojus. Gyvatėlė žalčiukas baltų mitologijoje laikomas namų, židinio, mirusių protėvių, gerovės, sveikatos ir vaisingumo dievybę. Jis buvo laikomas gerąją namų dvasia, globėjų ir gydytojų. Tautosakoje artimi gyvatės ar žalčio ryšiai su vaikais. Žalčiai globoja, supa vaikus, miega su jais vienoje lovoje, žaidžia, gina nuo nelaimių. Pasakoje gyvatė atšliaužia prie naujagimio ir padeda prie jo labai gražią gėlę. Turintis tą gėlę vaikas, užaugęs nei kare, nei kitur nežus. Bet taigi gyvatės gali įkąsti. Dažniausiai gyvatės įkandimas buvo gydomas užkalbėjimais. Taip pat žinoma įvairių užkalbėjimų iš anksto apsaugančių nuo gyvatės įkirtimo. Eidami į mišką, žmonės kalbėdavo tokias maldeles. Jūs esate 3 devynerios, vardus jūsų aš žinau, nė vienos nebijau, cangia angė, nedaryk nieko. Oho, tai bet maldelė. Aš irgi tokia išmoksiu. Vaikai, jūs tikriausiai visi puikiai žinote, kad per Kalėdas yra puošiama eglutė. Taip? Taip. Bet per Velykas taip pat yra puošiama eglutė, juk tiesa, dėdė Motiejau? Taip, žinoma. Va, vaikai sako, ne. O, vaikai, jūs gal nesate matę Velykų eglutės. Prie vienos tiesios medžio šakos buvo rišamos eglės šakelės, taip dirbtinai sukuriant eglės formos medelį. Šiame medelyje būdavo padaromi lizdeliai, į kuriuos įstatomi kiaušiniai. Paprastai buvo įstatomi 9 ar 12 kiaušinių, mat šie skaičiai laikyti magiškais. Toks medelis dar buvo puošiamas išsprogusiais žilvičio kačiukais, popierinėmis gėlėmis, paukštelių formos sausainiais. Tikėta, kad kiaušiniai nuo šio medelio neša laimę ir sėkmę. Tai toks kaip ir gyvybės medžio simbolis. Aš irgi tikiu, kad šitie kiaušinukai neša laimę ir sėkmę. Va, matote? Yra toks medelis velykinis, jūs galite irgi pasidaryti tokį. Taip. Na kągi, dėdė Motiejau, ačiū Jums labai už įdomų pasakojimą, gražios Jums Velykų dienos, daug margučių ir iki pasimatymo. Ačiū Jums irgi daug margučių ir daug linksmybių. Iki pasimatymo, smagių šventų Velykų. Ate, dėdė Motiejau, paplokim dėdei Motiejui, būtinai reikia paploti. Virginijos šalis. Miau. Mušk. Mano gražesnis. Mano irgi labai gražus. Mano labai gražus, va. O, matot, vaikai, kokie raštai, koks grožis. Bitutės, man atrodo, kad mums jau metas baigti mušti kiaušinius. Oi, gal tikrai baigim? Ir mums laikas keliauti. O vaikai, kur keliausime? Taigi vėl visi stojame ir į kelią. Oi, smagu mažųjų talentų šalyje. Vaikai namuose taip pat keliaujam kartu su mumis. Netinginiaukit. Ne, Šitokią dieną labai smagu pakeliauti. Pabėgėkim. Bėgam, labai smagu ir bėgti. Ar jau atbėgome? To jau pažiūrėsiu. Pažiūrėk. Štai ir mažųjų talentų šalis. Dar sykį labas rytas. Kaip smagu jūs vėl matyti Bitinijos šalyje. Vaikai, pas mus vėl svečiuose Vilija ir Damylė. Ir jūs mums grosite ir dainuosite, ar ne? Taip. O ką jūs mums dainuosit? Velykinę dainą ir atskrido 2 karveliai. Oi, kaip puiku. Na kągi, klausom visi.
Ach, kokia šauni velykinė daina. Ir kavinė ledainė Mimoza kviečia jūs valgyti bene skaniausių pasaulyje ledų. Prašau, Vilija. O čia jums angelėliai, kurie jūs saugos kelyje. O Prašau. Bitinijos šalis dar dovanoja ir bitutes. Prašom. Dar sykį plojimai, Dar vaikai. kartelį plojimai. Bitinijos šalis. Dėmesio, dėmesio, o dabar Velykų bobutės, kurias nupiešė 3 puikios mergaitės. Na, o piešinius, vaikai, mes kaip visada vertinsime plojimais. Tas piešinys, kuriam jūs plosite labiausiai, gaus 1 vietą, o tie piešiniai, kuriems jūs plosite truputėlį mažiau, gaus 2 antrasias vietas. 3 vietų Bitinio šalyje nėra. Taigi pasiruoškime delnukus, vaikai namuose taip pat pasiruoškime delnukus ir... Šakarmakar tabalai sumaišyti piešiniai. Štai pirmasis piešinys. Taip, žiūrime antrąjį piešinį. Ir trečiasis piešinys. Ačiū, vaikai, man viskas aišku. 1 vietą laimi... Kieno piešinys? Kieno piešinys? Skaistės piešinys. Skaistės piešinys, puiku, paplokime. Ir Skaistei knygynas Pegasas dovanoja labai šaunią knygą Ragana Lilė laukiniuose vakaruose. Prašau. O čia palauk dar ne viskas, o čia atšvaitas, kad būtum saugi kelyje. 2 antrosios vietos, kaip jau sakiau, irgi nelieka nuskriaustos. Štai, bitutė Zim dovanoja jums pieštukus, prašau. Paplokim, vaikai, paplokim. Prašau. Ir atšvaistai. Prašau. Prašau. Dar sykį plojimai, vaikai. Supkit, meskit mane jaunu, kad užvyščiau aukštų kalnų žalių girių žolyn. Taigi visi ridenkime margučius, supkimės ir švęskime pačią linksmiausią pavasario šventę. O dabar mes atsisveikiname su jumis. Tačiau jūs visada galite atkeliauti pas mus į Bitinijos šalį, o svarbiausia, jūs galite dalyvauti mažųjų talentų pasirodymuose. Jums tai reikia tik paskambinti telefonu 8631 41 941. Laukiame jūsų. O dabar sakome iki pasimatymo. Susitiksime kitą sekmadienį tuo pačiu laiku. Čia Bitinijos šalis! Su šventom vėliavomis!